Taigi, sveikučiai, ši savaitė kažkokia tokia biški neįprasta, nėra jokios visiškai meilės darbams, norisi jau pailsėti, tokių kaip ir atostogų paturėti ar kažko. Bet per prievartą tą savo tokią atvykau, galvoju, bent jau truputį apsitvarkysiu aplinką, namą, kol lauke nelyja. Pasismulkinsiu šakas, viską bent po truputėlį pasidarysiu, kad nereikėtų visko vienu metu. Susipjaustysiu gipskartoną nuluptą nuo stogo lubų, susidėsiu maišus, po truputį išsivešiu, pasiruošiu plotą elektros instaliacijos darbams, technikai. Viską po trupučiuką, kad bent jau po keletą valandykių ir pasidarysiu. Aišku, visą laiką atvažiavęs apsižiūrėjau teritoriją, kas gero, po truputį žalytė, augaliukai auga, maloniau pačiam kieme vaikščioti yra, bet tuo pačiu ir prisiminiau, kad esu darbinės striukės savo palikęs namuose išsiplovęs. Ir tai prieš išvažiuojant galvoju pasiimsiu, bet viską paskubom taip rinkausi, dėjausi. O striukę nors ir prieš akis buvo, bet aš ją pamiršau. Tai va, arbatėlė užtaisyta, kad turėčiau kaip pasišildyti, kažką šiltesnio atsigerti, nes lauke ta temperatūra tokia, pasakyčiau, ne per geriausia, ne per maloniausia yra. Norisi jau šilumos. Kitą savaitę rodė, kad bus šilumos daugiau, po 12-13 laipsnių, o dabar sunku pasakyti, kiek čia 7-8 laipsniai yra verandoje, o viduje gan šalčiau, iš tikrųjų jaučiasi šaltis toksai laikosi. Po nakties iš po kamino matyti įšalą tą vietą. Čia galima matyti 4 šilumos. Šiltomis dienomis tai apskritai aš kažkaip labai gerai šildydavau namą, iki 7 netgi šilumos iššildavau, tai taip ateidavau, šilta būdavo, nereikėdavo nei šalti nieko name viduj. Tai va, iš esmės, va tą visą brūdą reikia man susipjausti, susimesti maišus, nors iš pradžių kažkaip aš galvojau, tokius gabalus sumesiu į mašiną, išvešiu ir viskas. Iš tikrųjų, pati mašina yra kaip konteineris, didelis šiukšlynas toksai. Tai jau pačiam net nemalonu, jau norėtųsi cheminį valymą pasidaryti iš tikrųjų. Kol valgį čia gaminuosi, yra truputėlį galimybė susitvarkyti tą visą brūdą, susidėti maišus viską. Po truputį įsivešiu, atsilaisvinsiu dar daugiau vietos. Nes dar antras aukštas nėra baigtas ardyti, tai realiai antrą aukštą ardant, čia būtų žiauriai gerai, šitos maišus turbūt pasiėmiau, žiauriai gerai, kad būtų man vietos viskam. Kiek čia litrų? Ne tos pasiėmiau, 100 litrų. Aš norėjau biškį didesnis. Nu, nesmė. Jo antrą aukštą ardant, tai ir tos vietos daugiau reikės, ir dar brūdą visokią ištrauksiu. Tai ką pas nesusižeičiau nieko, biškį daugiau tvarkelės reikia pasidaryti. Nu ir prie to pačio, kad nereikėtų pastoviai imti ir važinėti vien dėl šiukšlių, kad jas galėčiau išvežti, tai po biškį susimetu. Važiuojant į namučius, aš tą šiukšlės išsivežu. Tai taip ir darbai biškį geriau einasi iš tikrųjų. Tai aš dabar tiesiog pasiimsiu, atsipjausinėsiu gabalus, sulankstysiu ir dėsiu maišus.
Lemba, aš čia kažko pergyvenu per daug dėl tos striukės. Tikrelį paėmus pagalvojus, aš beveik visą žiemą tik tos striukės. Dabar vos sumukštinės, man šilta nelekai. Diena numeris 2. Šiandien ženkliai geriau jaučiuosi, nei kad visą aną savaitę. Nuotaika geresnė, bet tuo pačiu ir darbų labai daug yra. Šiandien daug nusiteikęs panaktinėti esu. Atsiprašau už triukšmą. Labiau nusiteikęs panaktinėti. Daugiau darbų pasidaryta. Šiandien žiauriai šalta, žiauriai drėgna yra. Jas daug judėti man. Truputį reikia ir tvarkos pasidaryti. Viską kišu į maišus grūdų. Kad galėčiau tą tekstilę išvežti, tas visus patalus, sverdančius senus babulės. Vieną tokį neblogą užtiesalą, dar senovinį buvau atradęs. Grinai, kur lovas užtiesė toks margas su raštais, viską. Toks ganėtinai fainas. Bet nepasilikau, galvoju, kur aš dėsiu senienas, nėra kur jų ir taip kaupti. Po biškį susikraunu. Tvarkelę pasidarysiu. Čekiai. Tik nelabai viskas čia telpa, tas maišus dar. Labai daug gausis jų išvežti iš tikro. Smirda. Seniena. Čia babuliai daug prikaupusi buvo. Viena ta sofkė pačiam gale, kur buvo vandens gausi, visi patalai, rūbai, viskas prasmirdė, nesveikai buvo iš tikro. Taip net nemalonu čiupinėti. Ir jeigu žinot kaimo kvapą, kur yra sena troba, kur babulė su deduliais gyvena, tai įsivaizduokit, kas per kvapai ir čia yra iš tikro. Šiandien geresnė dar yra. Rūbai. Iš tikro, aš tų kišenių nieko net netikrinu tiek, nors kišenėse aš įtariu būtų gal ir galimybę dar kažką atrasti. Pala, kas čia? Čia reikės tikrai per visas kišenės praeiti. Bet aš jau viską sukrovęs esu. Vaistai. Tokie vaistai. O čia geras plėvelė, dengtos tabletės. O ko čia yra? Vartoti per burną. Tablečių. Normaliai. Čia reiks biškio apsivartoti. Čia geras kišant kišenės, pasipalau atiduosim. Nuvešiu. Čia vaistai. Čia daugiau nieko nėra. Čia kažkas yra. Kieto. Bliaj. Žiemos vynas. Dar net nepradarytas yra. Supliomba. Ant dugno matosi jau nuosėdų tokių. Pila turi galiojimo laikas, parašys ar kada pagaminta. 2020 metais ir pagamintas. Va čia tai geras radinukas. Iš tikrųjų, reikėtų per kišenės praeiti, bet kažkaip nesinori, apseis, gal nebus ten pinigų užslėptų. Truputį esu pasipaišęs, kuriais pas mane vamzdynas daugmaž. Tai toj daly kriauklės vamzdys išeis, toj daly tūliko vamzdys išeis, toj visoj zonoj dušas bus vamzdynas. Ir pagrindinis nuotekų vamzdis išeis per tą plytą blokelį. Išlys
Čia ir eis per sieną į lauką. Čia dabartinis mano yra pagrindinis skydas. Tai mąstau pasidaryti skydą toje vietoje kažkur. Ir čia reikės vamzdį taip daryti, kad netrukdytų skydo atsidaryti. Ir tik tais trifazę laidą, kabelį visą nusitempti iki pagrindinio skaitliuko. Ir man iš tos vietos bus ganėtinai patogiau netgi per visą namą prasivesti elektrą. Tai tuo dabar ir užsiimsiu. Pradėsiu viską daryti nuo rūsio. Gerai, pradėsiu aš dabar žymėtis viską, kas kaip pas mane čia turėtų stovėti. Pasiėmu savo išmaniąją knygelę. Tai esmė, dabar atsižymėsiu vietą, kur kas bus. Čia yra kaminas. Dabar galvoju, šitą pusę įeisim. Na, mane šitoj pusė išeina kaminas, čia ventiliacija yra. Gerai, man reikės rozetės aš ją gal šone pasidarysiu. Ilgesnius laidus tik atsitempsiu mažą ką. Tada čia reikėtų gal aukščiau netgi iš karto kelti, kad nebūtų man problemų. Čia užsirašysiu katilas. Katilas. Gerai. Hidroforas. Buvau daug ką galvojęs, bet vis tiek man čia truputį dar viskas keičiasi. Čia išeina į lauką į šulinį. Man hidroforą gal toj pusėje būtų gerai statyti, aš dabar galvoju tada, bet vanduo visas pasiduos tenais. Čia katilas skydinė, čia blogai, tai hidroforą reikėtų man čia tada statyti. Prie išėjimo. Gerai, tada čia būtų hidroforas. Bet čia labai arti išeina to visą. Primesiu čia daugmaž tada. Parašysiu hidro. Prie to pačio nuotekų rozetę turėtų dar būti. Ir pasijungti nuotekų visas blokelis. Elektra irgi labai panašiai ir tada šičia galim prašyti nuotekos. Gerai. Rozetės. Labai įvairiai. S tom rozetėm norėtųs palei aną pusę, gal daugiau tada rozečių prisidėti. Tenais rozetės. Tam kampe rozetės gal. Ir čia rozečių bloką. Gerai, tada bus šičia. Rozetės ar raidę žymėsiu. Čia rozetės. Šitą turėsiu kitą vietą dar. Opa. Tos rozetės visai gerai vietai man būdavo. Tai šičia tada bus rozetės. Ir tada būtų gerai dar čia rozečių turėti. Ir viso pikto po to ateityje, jeigu trūks aš slaidus pasitampysiu.
daryčiau tokį būdą. Prasitempiu gofrą, kampų dar neužlaužiu, neužkabinu, prasitempsiu kabelį, kokį ilgį reikia, ir tada visus kampus stipriau išsilaksęs užkabinsiu. Tai va taip va, pagrindinius rozečių kabeliukus prasitampiau. Beliko realiai apšvietimą tik tais pasidaryta. Ir rūsyje kaip ir viskas bus jau padaryta praktiškai. Na, aišku, čia tik vieną rozetę pasidariau, čia kitos atsivesiu, kai reikės, o nuo rozetės apmaitinsiu. Bet esmė, kad jau viskas yra padaryta.